Sveiki! Šiandien mums reikės ilgų gumų, reikės svarelių į rankas pasiimti ir reikės svarelių ant čiurnos. Jeigu neturite, tai svarelių ant čiurnos nebūtina. Pirmas pratimas, kurį darysime, bus įtupstas. Vienas bus 2 pločių įtupstas ir spyris į priekį. Vienas įtupstas toksai, kad nusileidus blauzda ir šlaunis būtų statmenai grindim. Kitas įtupstas, kad kelis ir kulnas būtų lygiai grečiai ir stojam spyris į priekį. 1, 2 ir spyris. Pagrindinė apkrova ir pagrindinis svoris turėtų būti ant priekinės kojos ir kulnu spaudžiam į grindis. Neturite jausti jokio diskomforto keliam. Jeigu šitas pratimas būtų per sunkus, galite daryti pritupimą dubens plotį ir spyrį į priekį. Kitas pratimas bus atsispaudimas. Atsispaudimą lengviau būtų daryti, jeigu darytumėt ant pakylos. Kuo aukštesnė pakyla, tuo lengviau daryti. Delnai maždaug krūtinės lygiai, visas kūnas vienoje linijoje, lenkiam rankas ir grįžtam. Kuo tolygiau išlaikom apkrovą abiem pusėm. Sunkiau bus, jeigu darysite paprastai. Delnai plačiau negu kilimėlis, krūtinės lygi, leidžiamės ir kylam. Kitas pratimas bus vidiniai šlaunų pusėje. Čia ir galėtų reikėti svarelio. Gulsime, sėdat ant vieno sėdmens, remiamės dilbiu. Koja sulenkta taip, kad kelias eitų tiesiai į lubas, ta koja, kuri ištiesta, šlaunis pasukta į išorę, kad link lubų būtų vidinė šlaunies pusė. Ir išlaikant stabiliai liemenį, kelsim šlaunį ir grįšim. Kelias truputėlį lieka sulenktas, judesio amplitudė nėra labai didelė, kad nebūtų liemens lenkimo. Liemuo turi likti stabilus. Toliau reikės gumos, gulsime ant pilvo. Rankos ištiestos į priekį ir visą laiką ilginant stuburą, kyla pečių juosta, kyla kojos, lenkiam rankas, suvedam hentis ir grįžtam. Kaklą stenkitės išlaikyti visą laiką neutralioje padėtyje, atskirai galva nekyla ir nesileidžia, kyla galva kartu su pečių juosta. Kitas pratimas, vėl krūtinės raumenims, darysime padėtų dubeniu, būtinai išlaikom prispaustą stabiliai juosmenį, rankos vos sulenktos per alkūnės, svareliai maždaug krūtinės lygyje ir su įkvėpimu atvedam rankas plačiai, iškvepiant suvedam. Per alkūnės rankos visą laiką lieka fiksuotos. Visą laiką aktyviai krūtinės ląstą keliam aukštyn ir pirmyn ir suvedimo metu pagrindinė apkrova turėtų būti krūtinės raumenims. Kitam pratimui reikės 2 gumų. Stosime vieną koją ant vienos gumos. Jeigu turit vieną ilgą gumą, galite daryti su viena. Vieną koją ant vienos gumos, kitą ant kitos. Ir pritupimas, stojam, keliam rankas į viršų. Kuo pasimsite trumpesnę gumą, tuo bus didesnė apkrova stojantis. Jeigu turite netyčia, jeigu turite namuose tokią lazdą, tai galite dėti pėdas į kilpas ir tada daryti pritupimą ir stojant keliam lazdą. Kitam pratimui reikės svorio ir reikės pakylos. Stojam taip, kad rodysiu gal iš šono. Stojam taip, kad liemuo ir galinė koja būtų vienoje linijoje. Ranka ištiesta ir mentė tolsta. Pritraukiam mentę ir lenkiam ranką. Tiesiam ranką, mentė tolsta nuo stuburo. Pritraukiam ir lenkiam. Svarbu, kad išlaikytumėt, kad nekiltų pečiai. Kai daro mentės suvedimą, tai taip lyg norėtumėt mentės apatinį kampą pritraukti ir tada lenkimas. Tiesiam ir mentė tolsta. Tai jeigu šito pratimo nesate darę, darykit su lengvu svoriu, tiesiog stenkitės pajausti, kokia turi būti apkrova, koks turi būti judesys. Ir jeigu viskas gerai sekasi, tada galite daryti sunkiau. Kitam pratimui reikės 2 juodos gumos virš kelių ir įdarbinsim sėdmenis. Kojos sulenktos taip, kad pakėlus dubenį blauzdas būtų statmenai grindim. Kuo plačiau laikysite kojas, tuo bus didesnė apkrova. 3 pagrindiniai dalykai.
kulnais spaudžiam į grindis, visą laiką šlaunis stumiam į šonus ir dubenį stumiam į viršų, grįžtam dubenį spaudžiam žemyn. Tai visi šitie 3 dalykai turi būti viso pratimo metu. Rankas galėsite laikyti ištiestas link lubų. Ir labai gerai jausis sėdmenų šonai šitame pratime. O kitas pratimas bus menčių suvedimas ir kojos kėlimas. Stuosime ištiestų rankų ir kojų. Ir kuo stabiliau išlaikant juosmenį, suvedam mentes, atsistumėm ir kulnus stumėm link lubų. Grįžtam, suvedam, atsistumėm ir kitą koją. Jeigu norėtumėt pasunkinti šitą pratimą, tai po praeito pratimo galite nenusimti gumos, kad būtų didesnė apkrova, kai keliat koją. Jeigu būtų per sunku menčių suvedimai, galite daryti tik tai kojų kėlimus pakaitomis. Kitam pratimui reikės kamulio. Jeigu neturit kamulio, galite dėti kojas, pavyzdžiui, ant kėdės. Jeigu darot ant kėdės, tai remiamės kulnais. Jeigu darot su kamuliu, tai remiamės padais į kamulį, rankos sulenktos, padai spaudžiam gilyn į kamulį ir su iškvėpimu keliam dubenį, įkvepiant grįžtam. Jeigu jaučiate stabiliai ir abi kojos dirba tolygiai, galite ištiesti rankas link lubų ir pagrindinė apkrova šlaunų nugariniai pusiai. Kitas pratimas bus pilvo raumenims. Rankos už galvos, alkūnės pečių ploti. Atkyla pečių juosta, po vieną atkeliam sulenktas kojas ir sukamės link sulenktos kojos, kol kitą tiesiam pakaitomis. Ir paskutinis pratimas bus vienas iš 2. Jeigu norėtume daryti žiauriai sunkiai, tai šitą dalį pasižiūrėkit 100 kartų, kad būtų labai aišku, kai darysit, nes ten bus per greitai viską detalizuoti taip smulkiai. Rankos už galvos, alkūnės pečių ploti. Pečių juosta kyla į viršų ir pasisukam. Ir dabar jau turėtumėte jausti pilvo pusę, į kurią pasisukot. Alkūnė ir kelis visą laiką lieka suglausti. Laisva ranka ištiesta prie liemens. Laisva koja ištiesta, padas link lubų. Ir dabar viso pratimo metu alkūnė ir kelis liečiasi ir ranka lieka už galvos. Siekiam ranką į priekį. Įsivaizduokit, lyg kažką pasiimat ir traukėt. Ir priešinga ranka ir koja prie grindų. Siekiam iš viršaus, ranką traukiam ir keliant koją, kojas stumiam į viršų. Ir vėl siekiam ir leidžiam koją. Kai leidžiat koją, leiskim taip, lyg kulnus spaustumėt į grindis, keliant koją, kelkit taip, lyg pėdą pirštais stumtumėt į viršų. Aišku, tokiam pratimam visada yra planas B. Čia pratimo tikslas įdarbinti įstrižinius pilvo raumenis. Tai paprastesnis, bet ne mažiau efektyvus pratimas, atsilenkimas su pasisukimu link užkeltos kojos. Ir viskas, galime pradėti apšilimą. Pradedam su plačiu pritupimu rankos žemyn, stojam, stiebiamės ir siekiam. Visose pratimuose primenu, kad išlaikome įtrauktą pilvą, įtemptus sėdmenis ir dubens dugno raumenis. Tupiam ir ratukas iš peties. Ir kas kartą keičiam. Dar vienas. Rankos ant pečių, glaudžiam alkūnės ir suvedam mentes. Pritupimas, siekiam ir linkstam į šoną. Vėl tupiam, siekiam ir į kitą pusę. Rankas dedam ant pečių ir visą laiką ilginant stuburą, sukamės pečių juostą į šoną ir į kitą pusę. Nieko greičiau ir be inercijos. Dedam delnus ant kelių, sukam ratukus per kelius, į kitą pusę. Stovim į dubens plotį, tupiam dubens plotyje ir ratukas iš klubo, kuo stabiliau išlaikant dubenį.
Ir į kitą pusę, pritūpimas ir iš išorės į vidų ratukas. Pėdas ir keliai eina tą pačią kryptimį, dubens plotyje. Gerai, dabar per čiurnas padarom po 6 ratukus. Kita pusė ir kita koja. Ir pirmas pratimas bus įtupstas. Vienas įtupstas toks, kad bluzda ir šlaunis būtų statmenai grindim. Kitas įtupstas, kad kulnas ir kelis būtų lygiai grečiai ir spyris į priekį. Labai svarbu, kad išlaikytumėt, kad leidžiantis kelis nesisuktų į vidų ar į išorę. Tai pirmam įtupste kelis eina tiesiai žemyn, antram žemyn ir į priekį ir stovim su spyriu. Viduryje pratimo keisime pusės. Pradėsime už 10 sekundžių. Pasiruošiam. Įtupstas, kulnas ir kelis lygiai grečiai ir spyris į priekį. Pagrindinis svoris ant tos kojos, kuri priekyje. Kulnų spaudžiant į grindis kylam. Su kulno spaudimu turėtumėt stipriau jausti sėdmenį. Nepamirškite išlaikyti įtrauktą pilvo, įtemptų sėdmenų ir dubens dugno raumenų. Kitą koją darom. Ir dabar bus atsispaudimas. Atsispaudimas gali būti nuo lygaus paviršiaus arba nuo pakilos. Tai nuo kuo aukštesnė pakyla, tuo sunkiau, tuo lengviau apgavau. Visas kūnas vienoje linijoje ir kuo tolygiau abiem rankom atsistumėm. Kai rankos sulenktos, maždaug 5 laipsniai tarp žasto ir liemens. Kai leidžiatės, nekriskit. Kontroliuojam judesį. Pasistengkit kaklą išlaikyti vienoje linijoje su liemeniu. Jeigu reikės pailsėti, visada galite ilsėtis. Gerai, ilsimės ir kitas pratimas bus šlaunies kėlimas. Koja sulenkta, kelis link lubų, kita koja pasukta vidinė šlaunies pusė į viršų. Dedamės svarelį. Darysim visą laiką vieną pusę, kad jeigu darot su svareliais, kad nereikėtų greitai persidėti. Pasiruošiam, liemuo stabilus, išlaikom įtemptus raumenis. Keliam šlaunį ir grįžtam. Nelabai didelės amplitudės judesys. Turit jausti vidinę keliamos kojos šlaunies pusę. Ne koją keliam, o šlaunį keliam. Susikoncentruokit į šlaunies kėlimą. Liemuo stabilus. Išlaikom pilvą, sėdmenis ir dubens dugno raumenis įtemptus. Ir dabar svarelis ant kitos kojos ir pakartosime kitą pusę.
Viena koja sulenkta, kelis link lubų. Kita koja pasukta į išorę, taip kad šlaunys būtų link lubų. Šlaunies vidinė pusė. Remiamės ant dilbio. Išlaikom įtemptus raumenis. Keliam šlaunį ir grįžtam. Kai nuleidžiat koją, nepadėkit, jeigu galit, kad neatsipalaiduotų raumenų įtampa ir tai bus sunkiau. Liemuo lieka stabilus. Nepamirškit pilvo sėdmenų ir dubens dugno raumenų įtempimo. Gerai, nusimkit svorį, dabar reikės gumos ilgos ir gulsime ant pilvo. Rankos ištiestos į priekį ir visą laiką ilginant stuburą, kylam, lenkiam rankas, suvedam mentis ir vėl grįžtam. Neskubėkit, judesys be inercijos ir neatsipalaiduokit. Kaklas stenkitės išlaikyti neutralioje padėtyje. Ir kylam, lenkiam rankas, suvedam mentis ir grįžtam. Gerai. Pabaigę. Pasidedam gumą ir pasimsime svarelius. Bus plėšimas krūtinės raumenims. Kojos sulenktos, pėdom tvirtai remiamės į grindis. Juosmuo beveik arba visiškai prispaustas. Rankos buvo sulenktos per alkūnes, svareliai krūtinės lygį. Su įkvėpimu atvedam rankas plačiai, iškvepiant suvedam. Visą laiką krūtinės ląstą keliam aukštyn ir pirmyn. Svarbu, kad pečiai liktų nuleisti, kuo simetriškesnis abiem rankom judesys. Nepamirštam pilvo sėdmenų ir dubens dugno raumenų įtempimą laikyti. Gerai, dabar stosime ant gumų, o jeigu turite gumas su lazda, tai galite daryti su jais. Kuo trumpesnę gumą pasimsite, tuo bus sunkiau. Gal ir vienos gumos užtektų, jeigu sunkiai darysite. Pritupimas, stojam, keliam rankas ir vėl tupiam. Tupiant keliai eina pėdų kryptimi, pėdas biški plačiau nei dubens plotį ir pasukto šiek tiek į išorę. Keliant rankas, išlaikom nuleistus pečius.
Gerai, dabar pasiimam svorį ir reikės pakilos. Liemuo ir galinė koja vienoj linijoj. Ir pritraukiam mentę, lenkiam ranką, tiesiam ranką, mentė tolsta nuo stuburo. Svarbu, kad išlaikytumėt nuleistus pečius, neskubėkit, kontroliuokit judesį. Siekiam, mentė tolsta, pritraukiam mentę, lenkiam ranką. Viduryje keisime pusės. Jeigu gerai darot, čia galėtų būti ganėtinai sunkus svoris. Keičiam pusės. Blogai būtų tada, jeigu pritraukiant mentę, petys kiltų į viršų link ausų. Gerai, ilsimės. Ir dabar rišamės dvigubą juodą gumą virš kelių ir dubens kelimas, kuris įdarbins sėdmenis. Kojos, kuo bus plačiau, to bus didesnė apkrova. Primenu, kulnais spaudžiam į grindis, šlaunis stumiam į šonus visada ir dubenį stumiam į viršų, grįžtant dubenį spaudžiam žemyn. Jeigu būtų per sunku, jeigu neišlaikytumėt įtemptų sėdmenų arba jaustumėt diskomfortą klubuose, kojas galite laikyti siauriau, bet vienodam plotį ir pėdas ir keliai, kad nebūtų tik tai keliai suglausti. Ir aišku, galite užsidėti, jeigu reikia, lengvesnę gumą. Kulnais aktyviai visada spaudžiam į grindis ir ne gumą tempiam, o šlaunis stumiam į šonus. Ir dubenį stumiam į viršų, grįžtant dubenį spaudžiam žemyn. Turit labai gerai jausti sėdmenis. Pabaigę nusimam gumą ir nenusimam gumos, galite pasilikti gumą, jeigu norit. Ir bus menčių suvedimas, atsistumimas ir kulno stumimas. Grįžtam, vėl suvedam, atsistumiam ir kitą kulną stumiam. Būtinai išlaikykite abu sėdmenis įtemptus, ypač kontroliuokite tą, kuri koja lieka atrambinė. Ruošiamės ir suvedam, atsistumiam, kulnų stumiam. Grįžtant pirštai spaudžiam, suvedam mentės, atsistumiam ir kitą koją. Sėdmenys abu lieka įtempti. Jeigu pasilikot praeito pratimo gumą, o ne lengvesnį užsidėjot, tai turėtų būti nelabai lengva. Jeigu neišeina išlaikyti įtemptų sėdmenų, darykit be gumos. Gerai, dabar nusimkite gumą ir pasimsime didelį kamuolį. Ir dubens kėlimas bus. Jeigu neturit kamuolio, dedam kulnus ant kėdės ant sofos ar sofos viršaus. Jeigu darot su kamuoliu, padai spaudžiam gilyn į kamuolį, keliam dubenį ir grįžtam. Jeigu stabilu, rankos gali būti ištiestos. Visą laiką aktyviai spaudžiam padais į kamuolį ir taip lyg be judesio norėtumėt pritraukti kamuolį į save.
Kuo tolygiau abi šlaunys turi jaustis, nugarinė šlaunų pusė dirba. Gerai, dabar pratimas pilvo raumenim. Sunkiau bus, jeigu atkils pečių juosta, po vieną atkelsit sulenktas kojas, sukamės link sulenktos kojos, kol kitą tiesiam. Lengviau bus, jeigu kojas liks ant grindų ir darysite atsilenkimą su pasisukimu link keliamos kojos. Dubuo, stenkitės, kad nesisuktų, sukasi visa pečių juosta. Pagrindinė apkrova pilvui tai pusiai, į kurią pusę sukatės. Nei vienam pratime neturit jausti nugaros jokio diskomforto. Kad ir kaip sunku, pasistengkite išlaikyti įtemptus sėdmenis, tokiu būdu lengviau išlaikysite dubens stabilumą. Ir paskutinis pratimas, kur viduryje keisime pusės, tai arba atsilenkimas su pasisukimu link užkeltos kojos, arba galim ruoštis kartu. Kyla pečių juosta ir sukasi, priešingas kelis ir alkūnė liečiasi, laisva koja ištiesta į lubas, laisva ranka ištiesta prie liemens. Siekiam ranką, kulnų spaudžiam, ranką siekiam link viršugalvio ir traukiam iš viršaus. Kelis ir alkūnė visą laiką liečiasi. Ranka lieka už galvos. Žvilgsniu sekat ranką. Kiekvienas kojos judesys lyg darytumėt su pasipriešinimu. Keičiam pusės. Viskas. Labai ačiū už treniruotę. Nepamirškite padaryti tempimo pratimų ir iki pasimatymo.